Sveiki visi, esu Arminas ir šiandien pristatysiu Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos, sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų administratorių bei darbuotojų galimybes. Prieš prasidedant mokymams, norėtume papasakoti apie kompetencijų platformos suteikiamą naudą. Taigi, atsiranda vieninga informacinė sistema, kuri rinks visą aktualią informaciją apie specialistų išklausytus tobulinimo kursus, įgytas bei tobulinamas kompetencijas ir tai įrodančius dokumentus. Specialistams nereikės teikti duomenų į LICREX sistemą, nes tai už juos padarys mokymo organizatoriai. Taip pat kompetencijų platforma supaprastins konkrečių specialistų turimų kompetencijų identifikavimą ir stebėjimą bei trūkstamų kompetencijų tobulinimo planavimą. Taip pat supaprastės ir bendras atitinkamas kompetencijas turinčių specialistų poreikio planavimas. Taip pat kompetencijų platforma kaups informaciją apie specialistų vykdomą profesinę veiklą vienoje sistemoje, todėl atsiranda galimybė tinkamai ir laiku užtikrinti specialistų apskaitą, analizuojant ir planuojant sveikatos priežiūros ir farmacijos žmogiškuosius išteklius. Įstaigos turės teikti profesinės veiklos duomenis į kompetencijų platformą vietoje VLK. Taip pat kompetencijų platforma turės galimybę apklausos būdu gauti bei analizuoti informaciją susijusią su specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimu, specialistų poreikio planavimu. Taigi, galime pereiti prie mokymų. Mokymų šiandien pradėsime nuo pagrindinio kompetencijų platformos puslapio. Tik patekę į kompetencijų platformą, viršuje matome navigacinę juostelę. Kairėje pusėje pateikiamas kompetencijų platformos pavadinimas, ant kurio galime paspausti ir visą laiką sugrįžti į šį puslapį. Taip pat dešinėje pusėje matome prisijungimo ikoną. Paspaudus ant jos pateksime į prisijungimo langą. Taip pat turime mygtuką Naujienos, apie kurį papasakosiu truputėlį vėliau. Taip pat truputėlį žemiau matome tamsiai žalią mygtuką Prisijungti. Taip pat jį paspaudus pateksime į prisijungimo langą. Taip pat truputėlį žemiau šiame puslapyje matome informacinį bloką pavadinimu Kompetencijų tobulinimo ir mokymo renginiai. Čia pateikiama informacija apie šiuo metu vykstančius ir dar ateityje įvyksiančius renginius. Galime paspausti ant bet kurios renginio kortelės ir patekti į vidinį renginio duomenų peržiūros langą. Taip pat galime naviguoti, paspausdami puslapio viršuje ant šių nuorodų. Spaudžiame titulinis ir patenkame į pagrindinį puslapį. Taip pat šiame informacinėme bloke matome mygtuką Daugiau tobulinimo ir mokymo renginių. Paspaudus ant jo, patenkame į vidinį renginių sąrašą. Sąraše pateikiama filtravimo galimybė, kur galime filtruoti pagal kelis laukelius vienu metu. Šiuo atveju filtravimui pasirinksiu, kad norime filtruoti renginius, kurie yra tobulinimo tipo. Pasirinkus reikšmę, spaudžiu mygtuką Ieškoti. Iškart matome, kad atsiranda lentelė, kurioje pateikiama, kokie filtrai šiuo metu yra pasirinkti. Ir taip pat matome atfiltruotą sąrašą. Taip pat galime paspausti mygtuką Išvalyti ir visi mūsų aktyvūs filtro pasirinkimai bus išvalyti. Taip pat grįžtame į pagrindinį puslapį ir sąrašo apačioje matome Naujienos skiltį. Čia pateikiami šiuo metu sistemoje publikuojami informaciniai straipsniai. Taip pat galime paspausti ant kortelės ir patekti į vidinį straipsnio puslapį. Taip pat matome, kad turime žalią tekstą. Ant jo paspaudus galime šiuo atveju atsisiųsti prisegtą dokumentą. Taip pat galime užeiti į naujienų sąrašą, spausdami mygtuką Daugiau naujienų.
Taip pat į šį sąrašą galima patekti paspaudus mygtuką naujienos, kuris yra pateikiamas navigacijos juostelėje viršuje. Paspaudus šį mygtuką atidaroma šitas sąrašas naujoje interneto naršyklės skirtuke. Taip pat pagrindinėme puslapyje pateikiami kompetencijų platformos partneriai ir puslapio apačioje pateikiami kompetencijų platformos kontaktiniai duomenys. Taip pat pateikiama ikona, kurią paspaudus patenkame į VAS-PVT Facebook profilį. Galima pabandyti prisijungti prie sistemos. Šiuo atveju paspausiu žalią mygtuką prisijungti. Paspaudus mygtuką matome, kad patenkame į prisijungimo formą, kurioje pateikiamos dvi prisijungimo opcijos. Pirmoji iš jų būtų galimybė prisijungti per elektroninius valdžios vartus. Reikėtų paminėti, kad prisijungimas per elektroninius valdžios vartus galimas tik tai sveikatos priežiūros specialistams. Šiuo atveju prisijunginėsime su elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu. Taip pat prieš tai aptarsime pamiršote slaptažodį funkcionalumą. Matome šitą tekstą, ant kurio galime paspausti. Patenkame į slaptažodžio keitimo langą, kuriame mūsų prašo įvesti elektroninio pašto adresą. Įvedus pašto adresą, spaudžiame mygtuką išsiųsti nuorodą. Jeigu šiuo metu sistemoje egzistuoja paskyra, gausite elektroninį laišką, kuriame rasite nuorodą į slaptažodžio keitimo formą. Galime grįžti atgal. Ir taip pat matome mygtuką registracija įstaigoms. Paspaudžiame ant jo ir patenkame į sveikatos priežiūros, farmacijos arba tobulinimo organizavimo įstaigos registracijos langą. Šiuo atveju bandysime užregistruoti sveikatos priežiūros arba farmacijos įstaigą. Taip pat derėtų paminėti, kad sistemoje užsiregistruoti gali tik tai tos sveikatos priežiūros arba farmacijos įstaigos, kurios šiuo metu pas mus egzistuoja sistemoje. Tai yra, kad šis funkcionalumas yra naudojamas tam, kad galėtų užsiregistruoti pirmasis administracinis šios įstaigos vartotojas. Suvedus visus duomenis ir įkėlus įgaliojimo dokumentą, spaudžiame mygtuką registruoti. Jeigu sistemoje pagal įmonės kodą yra nerandama sveikatos priežiūros arba farmacijos įstaiga, išvysite klaidos pranešimą, nes kaip ir minėjau, užsiregistruoti gali tik tai šiuo metu egzistuojančios mūsų sistemoje įstaigos. Taigi, galime prisijungti prie kompetencijų platformos. Įvedame elektroninio pašto adresą, slaptažodį ir prisijungiame prie sistemos. Spaudžiame mygtuką prisijungti ir patenkame į pirmąjį navigacijos langą. Iškart matome, kad viršutinėje navigacijos juostelėje atsirado nauja ikona, kuri atrodo kaip varpelis. Paspaudus ant jo atidaromas visų sisteminių pranešimų sąrašas, kuriuos esate gavę. Šiuo metu matome, kad neturime jokių pranešimų. Paspaudus dar kartą uždarome. Taip pat šis navigacijos punktas yra suskirstytas į keletą informacinių blokų. Tai yra visos tobulinimo ir mokymo programos. Matome specialistų sąrašą, kurie dirba pas mus šiuo metu įstaigoje. Matome mūsų sveikatos priežiūros įstaigos ar farmacijos darbuotojus, kurie dirba mūsų įstaigoje ir administruoja mūsų paskyras. Taip pat matome kompetencijų įsivertinimo klausimynus, matome apklausas ir pranešimus. Pirmiausia, pradėsime nuo tobulinimo ir mokymų programų sąrašo.
Galime paspausti mygtuką peržiūrėti visas programas ir patekti į vidinį programų sąrašą. Patekę į sąrašą matome, kad sąrašas yra padalintas į 2 skirtukus ir taip pat turi filtravimo opciją. Filtravimą galime vykdyti kaip ir anksčiau buvo paminėta, pagal keletą laukelių. Tobulinimo programų skirtuke pateikiamos tobulinimo tipo programos, o mokymų programos skirtuke pateikiamos mokymo tipo programos. Taip pat sąraše galime paspausti ant bet kurios programos ir patekti į vidinį programos duomenų peržiūros langą. Taip pat galime peržiūrėti programos vertinimą ar programos turėtas versijas. Paspaudžiame ant versijos ir išskleidžiama versijos informacija. Taip pat galime ją suskleisti. Galime sugrįžti į titulinį puslapį ir šiuo atveju peržiūrėti specialistų informacinį bloką. Paspaudžiame peržiūrėti visus specialistus ir patenkame į sąrašą, kuriame atvaizduojami visi specialistai, kurie šiuo metu dirba pas mus įstaigoje. Taip pat matome mygtuką skirtą profesinės veiklos importavimui. Profesinės veiklos importavimas detaliau yra aprašomas mokymo vadovuose. Taip pat galime paspausti ant bet kurio specialisto ir patenkame į pasirinkto specialisto portfolio. Matome, kad portfolio yra suskirstytas į keletą skirtingų skirtukų. Šiuo atveju pirmasis skirtukas pažymėjimai, kuriame pateikiami visi specialisto turimi tobulinimosi pažymėjimai. Taip pat sąraše galima atlikti filtravimą. Ir taip pat matome, kad šis skirtukas taip pat turi dar papildomų skirtukų, kuriame pateikiami tobulinimosi programų pažymėjimai gauti platformoje ir įkelti dokumentai skirtuke pateikiami tobulinimosi pažymėjimai, kuriuos specialistas gavo įkeldamas rankiniu būdu. Taip pat turime kitą skirtuką kompetencijos, kuriame pateikiamos visos specialisto turimos kompetencijos. Taip pat galime paspausti ant kompetencijos ir patekti į vidinį kompetencijos peržiūros langą. Tas pats galioja ir ties pažymėjimų skirtuku. Galime paspausti ant bet kurio pažymėjimo ir patekti į vidinį pažymėjimo langą. Taip pat matome žaliai atvaizduojamą tekstą, tai šiuo atveju paspaudus ant šio teksto pateksime į tobulinimo programos peržiūrą, pagal kurią yra gautas šis pažymėjimas. Taip pat turime skirtuką pakopinės kompetencijos, kuriame pateikiamos specialisto turimos pakopinės kompetencijos. Šiuo atveju paspausti ant kortelės negalime, nes visa informacija yra atvaizduojama sąraše. Taip pat turime skirtuką diplomai, kuriame pateikiami visi specialisto turimi diplomai. Taip pat galime paspausti ant diplomo ir patekti į vidinį jo duomenų peržiūros langą. Atlikę peržiūrą galime spausti mygtuką grįžti atgal. Paspaudus sugrįžtame į diplomų sąrašą. Taip pat turime skirtuką profesinė veikla. Patekus į šį skirtuką matome visus iš sodros gautus įdarbinimo įrašus. Šiuo atveju matome, kad specialistas Aušrinė Kazlauskaitė dirba mūsų įstaigoje ir dirba nuo lapkričio 9 dienos. Galime paspausti ant šio įrašo ir patekti į vidinį jo langą. Šiame lange matome mygtuką atnaujinti sodrą duomenis. Paspaudus šį mygtuką inicijuojamas duomenų gavimas iš sodros ir bandoma atnaujinti duomenis. Šiuo atveju bandoma atnaujinti duomenis ir gauti išdarbinimo datą.
Paspaudus mygtuką matome pranešimą, kad profesinės veiklos duomenys buvo sėkmingai atnaujinti ir duomenys nepasikeitė, vadinasi, naujų duomenų daugiau nėra. Taip pat šiame sąraše matome visus profesinės veiklos duomenų įrašus. Matome, kad yra šiuo metu 2 įrašai. Taip pat galime paspausti mygtuką pridėti veiklos duomenis, kuriame galime suvesti naują profesinės veiklos duomenų įrašą. Atsiradusioje tuščioje formoje užpildome reikalaujamus duomenis. Pasirenkame šiuo atveju skyrių, tuomet profesinė kvalifikacija, pagal kurią specialistas dirba mūsų įstaigoje. Pasinaudojant rodiklėlėmis pasirenkame etatą, kuriuo dirba specialistas. Nurodome pareigas ir nurodome datą, nuo kurios pas mus specialistas dirba įstaigoje. Pareigas ėjo iki laukelio nebūtina supildyti ir galime jį palikti tuščią. Atlikus pakeitimus spaudžiame mygtuką išsaugoti. Matome sėkmės pranešimą, kad profesinės veiklos duomenys buvo sėkmingai atnaujinti. Galime pasižiūrėti. Matome, turime naują įrašą, kurį mes įvedėme. Jeigu specialistas nustotų dirbti įstaigoje, šiomis pareigomis galime įvesti pareigas ėjo iki datą. Ja galime koreguoti. Taip pat viršuje įrašo matome šiukšliadėžės ikoną, kurią paspaudus įrašas yra ištrinamas. Taip pat turime šalia informacinę ikoną, kurioje aprašoma, kam naudojamas profesinės veiklos įrašo ištrinimas. Taip pat galima pabandyti ištrinti įrašą. Matome, kad įrašas buvo sėkmingai pašalintas. Ir paskutinis skirtukas yra kontaktinė informacija, kuriame galime peržiūrėti specialisto kontaktinius duomenis. Matome specialisto adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Matome specialisto turimas kvalifikacijas ir specialisto pilietybės šalį. Galime sugrįžti į pagrindinį puslapį ir peržvelgti mano sveikatos priežiūros įstaigos ar farmacijos darbuotojų informacinę skiltį. Spaudžiame mygtuką valdyti įstaigos darbuotojus ir patenkame į darbuotojų sąrašą. Šiame sąraše matome šiuo metu mūsų įstaigoje užregistruotus administracinius darbuotojus. Galime paspausti ant bet kurio vartotojo ir patekti į jo duomenų peržiūros langą. Galime koreguoti darbuotojo vardą, pavardę ir rolę. Šiuo atveju matome, kad šis vartotojas turi administratoriaus rolę. Galime ją pakeisti į darbuotojas. Taip pat, sugrįžus į sąrašą, matome, kad galime sąrašą filtruoti. Ir taip pat matome viršuje mygtuką naujas vartotojas. Paspaudus šį mygtuką, patenkame į naujo vartotojo sukūrimo langą. Šiame lange, užpildžius vartotojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pasirinkus vieną iš 2 rolių, galime užregistruoti naują vartotoją. Šiuo atveju įstaigos administratorius gali valdyti visus administracinius vartotojus. Tuo atveju įstaigos darbuotojas šio funkcionalumo pasiekti negalės. Užpildžius duomenis, spaudžiame mygtuką išsaugoti ir susikuria naujas vartotojas. Matome, kad turime sukurtą vieną vartotoją, kuris turi statusą sukurtas. Šis statusas indikuoja, kad vartotojas buvo sukurtas ir šiuo metu jis dar nėra susikūręs slaptažodžio ir dar nebuvo prisijungęs prie sistemos. Aktyvus statusas indikuoja, kad specialistas turi slaptažodį susikūręs ir yra buvęs prisijungęs prie sistemos. Taip pat galime grįžti į titulinį puslapį
ir peržvelgti kompetencijų įsivertinimo klausimynus. Galime paspausti mygtuką peržiūrėti visas anketas ir patekti į vidinį anketų sąrašą. Matome 2 kompetencijų įsivertinimo klausimynus. Šie klausimynai atsiranda tokiu atveju, kai klausimynas egzistuojantis sistemoje buvo suteiktas bent vienam iš mūsų įstaigoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų atsakymui. Šiuo atveju paspaudžiame ant pasirinkto klausimyno ir patenkame į klausimyno atsakymų peržiūrą. Matome klausimyno pavadinimą, jo aprašą, matome licenzijas, kurioms tinka šis kompetencijų įsivertinimo klausimynas ir matome atsakymų duomenis. Matome klausimo tipą, matome atsakymus. Šiuo atveju matome, kad šį klausimyną atsakinėjo vienas specialistas, todėl turime tik po vieną atsakymą. Taip pat prie kai kurių klausimų matome stulpelinės ir skritulinės diagramos mygtukus. Paspaudus ant skritulio ikonos matome pateiktus klausimo atsakymus skritulinė diagrama. Taip pat klausimyno viršuje matome 2 mygtukus. Vienas iš jų yra mygtukas, kuriame rašoma PDF. Paspaudus mygtuką ir truputėlį palaukus, mes gauname klausimyno atsakymų suvestinę PDF formatu. Matome tą viršuje, kad failas buvo atsiųstas. Taip pat paspaudus mygtuką gauti konsoliduotą statistiką L paštu, atsidaro langas, kuriame galime įsijungti statistikos gavimą elektroniniu paštu kas keletą dienų. Šiuo atveju matome, kad pranešimai yra įjungti ir jie yra siunčiami kas 3 dienas. Tik patekus į platformą, peržiūrint klausimyną, visą laiką konsoliduotos statistikos siuntimas yra išjungtas. Šiuo atveju matome, kad jisai yra įjungtas. Galime jį išjungti ir paspausti mygtuką išsaugoti tam, kad išsaugotume atliktus pakeitimus. Matome pranešimą, kad nustatymai buvo atnaujinti. Taip pat galime pabandyti įjungti statistikos gavimą elektroniniu paštu. Spaudžiame įjungti. Matome, kad atsiranda 1 diena. Šis parametras rodo, kad statistiką L paštu gausime kas 1 dieną. Galime pasirinkti didesnį dienų skaičių ir spausti mygtuką išsaugoti. Taip pat matome, kad nustatymai buvo sėkmingai atnaujinti. Taip pat galime grįžti į titulinį puslapį ir aptarti apklausų informacinį bloką. Spaudžiame mygtuką peržiūrėti apklausas ir patenkame į vidinį apklausų sąrašą. Šiuo atveju matome, kad turime porą apklausų, kur viena iš jų yra pateikta, tai reiškia, mes jau esame atsakę bent vieną apklausą. Taip pat turime statusą naują. Šis statusas indikuoja, kad šiuo metu ši apklausa yra aktyvi ir laukia mūsų atsakymo. Galime paspausti ant apklausos ir patekti į vidinį apklausos atsakymo langą. Matome klausimų numeriukus. Taip pat matome, kad klausimas yra privalomas arba ne. Matome patį klausimą. Taip pat šiuo metu matome, kad nėra papildomų failų. Jeigu šis klausimas turėtų prisektą failą, galėtume paspausti ant failo ir jį taip pat atsisiųsti. Taip pat čia indikuojame
kokiu tipu yra atsakomi klausimai. Galime atsakyti apklausą ir sąrašo apačioje matome 2 mygtukus. Arba išsaugoti, arba pateikti ir taip pat trečiąjį mygtuką atšaukti. Paspaudus mygtuką atšaukti, tai sugrįšime į apklausų sąrašą. Paspaudus mygtuką išsaugoti, išsaugosime mūsų atsakytą apklausą kaip juodraštį. Taip pat dėrėtų paminėti, kad norint išsaugoti apklausą kaip juodraštį, yra privaloma atsakyti į klausimus, kurie yra pažymėti privalomas reikšme. Kitaip sistema neleis išsaugoti juodraščio. Spaudžiame išsaugoti ir matome, kad mūsų apklausa buvo išsaugota kaip juodraštis. Taip pat galime patekti atgal į apklausą, atsakyti likusius klausimus, peržiūrėti prieš tai mūsų pateiktus atsakymus ir spausti mygtuką pateikti. Paspaudus mygtuką pateikti, sistema mūsų klausia, ar mes tikrai norime pateikti atsakytą apklausą. Galime spausti mygtuką atšaukti ir sugrįšime į apklausos redagavimą, arba spausti mygtuką pateikti apklausą. Paspaudus mygtuką, matome, kad apklausos atsakymai buvo sėkmingai pateikti. Taip pat dėrėtų paminėti, kad statusas pateikta turinčios apklausos šiame sąraše išlieka visam laikui. Vadinasi, atsakę apklausą, mes ją visą laiką matysime šiame sąraše ir galėsime peržiūrėti mūsų pateiktus atsakymus. Taip pat, jeigu apklausa baigtų galioti sistemoje ir jos mes nebūtume atsakę, ji dingtų iš šio sąrašo. Todėl nenustebkite, jeigu apklausa nebuvo atsakyta jūsų ir ji dingo. Taip pat galime grįžti į titulinį puslapį ir peržiūrėti paskutinį informacinį bloką pranešimai. Pranešimų bloke matome krumpliaračio ikoną, kurią paspaudus atsidaro langas skirtas pranešimų nustatymų redagavimui. Matome 2 klausimus, tai yra, ar norime gauti sisteminius informacinius pranešimus, ir antrąjį klausimą, ar pranešimų kopiją norėtume gauti į elektroninį paštą. Jeigu pažymėsime, kad pranešimų nenorime gauti, šio pasirinkimo daugiau negalėsime atlikti. Jeigu pažymėta, kad pranešimus vis dėlto norime gauti, tuomet galime keisti ir šį parametrą. Atlikus pakeitimus, spaudžiame mygtuką išsaugoti ir nustatymai bus išsaugoti. Arba galime spausti mygtuką atšaukti. Šiuo atveju spaudžiu išsaugoti. Matome informacinį pranešimą, kad pranešimų nustatymai buvo išsaugoti sėkmingai. Tiek būtų ties įstaigos administratoriaus rolę. Galime atsijungti nuo platformos, tai yra paspaudžiame šią ikoną esančią viršutinėje navigacijos juostelėje. Atsidaro langelis, kuriame pateikiama mūsų rolė, pateikiama mūsų vardas ir pavardė paskyros ir matome mygtuką atsijungti. Spaudžiame mygtuką ir patenkame į sistemos pagrindinį puslapį. Dabar galime pabandyti prisijungti kaip įstaigos darbuotojas. Suvedus elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, spaudžiame mygtuką prisijungti. Ir taip pat prisijungiame prie mūsų paskyros. Kaip ir praeitoje rolėje, matome, kad turime bloką visos tobulinimo ir mokymo programos. Tai visas funkcionalumas išlieka toks pats, kaip ir buvo pasakota anksčiau. Taip pat būtų su specialistais, kompetencijų įsivertinimo klausimynais, apklausomis ir sisteminiais pranešimais. Kaip ir buvo minėta anksčiau,
Matote, kad neturime bloko, kuriame būtų galima valdyti mūsų įstaigos administracinius vartotojus. Šiuo atveju įstaigos darbuotojo ir administratoriaus rolė skiriasi tik šiuo vienu funkcionalumu. Tai būtų tiek su mokymais ir ačiū Jums.